Smagu, kad galim susirinkti ir pašnekėti apie Valančių, apie kurį kalbėti tikrai turbūt niekad nėra per mažai, nes labai reikšmingas personažas mūsų istorijoje ir bažnyčios, ir kultūros istorijoje. Nors kita vertus, tie jubiliejiniai metai, sakyčiau, tokie pertekliniai. Visai neseniai buvo vieni jubiliejiniai metai ir ta tokia sukaktis 225 nėra, jinai tokia labai jau apvali. Bet nepaisant to turim progą pakalbėti ir tokias šiek tiek sudėtinga tema Valančius ir jėzuitai. Dėl ko sudėtinga? Dėl to, kad kai gyveno Valančius, jėzuitų Lietuvoje praktiškai nebuvo. Ne? Tai kokiais požiūriais čia galime matyti tas sąsajas tarp Valančiaus ir čia gyvenusių jėzuitų ar apskritai pasaulyje gyvavusių jėzuitų. Tai pradžioj norėsiu, nejuda skaidrė, pradžioj norėsiu tada tokį kaip ir įvadėlį, dabar įstrigo kažkaip man skaidrės, baigėsi tai. Įvadėlį apie Valančiaus tokias pagrindinės biografinės datas. Gerai. Kad įsivaizduotume tą jo biografiją, pagrindinius laikotarpius ir tada, kiek jis susidūrė gyvenime su tuo jėzuitų pėdsakais. Tai tokia uvertiūra ir tada dvi pagrindinės galbūt kryptis - Valančius ir jėzuitai, ar jėzuitiškas paveldas jo gyvenime ir Valančius ir jėzuitai jo raštuose. Kaip tos temos atsispindėjo tais dviem pagrindiniais aspektais. Tai Valančius, kaip matote, gimė XIX amžiaus pradžioje ir pagrindiniai jo gyvenimo tokie laikotarpiai, tarpsniai. Pajuodinau tas vietas ir tą laiką, kai Valančius susidūrė su tam tikru bent jau jėzuitišku paveldu, eidamas vienas ar kitas pareigas. Tai pirmiausia, būdamas seminaristu Varniuose, 2 metus seminarijoje ir vėliau jau tapęs seminarijos rektoriumi, 5 metus rektoriaudamas prieš tapdamas vyskupu. Tai vienu metu tos seminarijos vedėjai buvo jėzuitai iki savo panaikinimo 1773 metais. Tai tam tikrą jėzuitų pėdsaką ar krūvį ta institucija turėjo, į kurią Valančius atėjo mokytis, vėliau jai pačiai vadovauti. Na ir antras dar ryškesnis toks jėzuitiškas pėdsakas, kadangi seminarija vis tiek pirmiausia buvo vyskupo, žemaičių vyskupų įkurta ir jėzuitai vienu metu tik tai buvo pakviesti ją administruoti, patys nebuvo šeimininkai. Tai daug ryškesnis tas jėzuitų pėdsakas buvo Kražiuose, kur Valančius dirbo jau po jėzuitinėje mokykloje, valstybinėje mokykloje, tačiau gyveno tose pastatuose ir matė tuos mūrus, tą palikimą materialinį, likusi iš garsiausios jėzuitų mokyklos Žemaitijoje ir apskritai garsiausios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, turbūt mokyklos visoje Žemaitijoje, tai yra Kražių jėzuitų kolegijos. Kalbant apie Vilnių, keletas čia, kadangi jau esam jėzuitų kaiminystėje, jėzuitų pastatuose, naujose ir senuose, tai galim irgi atkreipti dėmesį, kad kai kurie Valančiaus gyvenimo etapai bėgo visai netoli fiziškai nuo čia. Tai pirmiausia, jisai buvo atsiųstas studijuoti kaip geras seminaristas iš vyskupijos seminarijos į aukštesnio lygio seminariją Vilniuje, kur išėjo tokį, gavo universitetinį išsilavinimą, gavo mokslinio laipsnį, teologijos magistro. Ir ta vyriausioji seminarija veikė buvusiame Augustinų vienuolyne, tai pastatas nutįsęs palei Bokšto gatvę. Ilgasis korpusas, žinome, kad vienu metu Valančius kaip studentas gyveno antrame aukšte 10 kambaryje, 3-viečiame kambaryje buvo vienviečiai, 2-viečiai, 3-viečiai kambariai. Taigi 4 metus jisai čia gyveno kaip studentas, vėliau jau būdamas kunigu ir patyrusių mokytojų 2 metus čia gyveno kaip dėstytojas reorganizuotos institucijos, bet irgi kurios tikslas buvo toks pat, aukštesnio lygio katalikų dvasininkų rengimas. Čia jis jau gyveno kaip dėstytojas biblinės archeologijos ir pastoracinės teologijos. Taigi 2 savo tokiais amplua visai čia šalimais pasižymėjo. Ir veikiausiai lankė taip pat ir pamaldas čia netoliese esančioje bažnyčioje.
tais pačiais 2 laikotarpiais dar su 2 vietom buvo susijęs Valančiaus gyvenimas Vilniuje, tai yra studijuodamas lankė dalį paskaitų ir universitete, ne vien seminarijoje, kadangi tos studijos buvo integruotos su universitetinėmis studijomis, taigi eidavo klausyti paskaitų iš seminarijos į universitetą, kuris dar tuo metu veikė. Dėstydamas vėliau grįžęs čia 2 metus, eidavo jau skaityti paskaitų į Vilniaus vyskupijos seminariją veikusią prie Švento Jurgio bažnyčios, kuri buvo irgi integruota prišlieta prie vyriausiosios kunigų seminarijos. Valančius gavo aukštesniuosius dvasininko šventimus, subdiakono ir kunigo šventimus. Nežinome, nėra žinių apie jo diakono gautus šventimus, kur, kada, kaip, kokiomis aplinkybėmis gavo, taip pat Vilniuje, baigdamas studijas Vilniaus katedroje. Ir čia toks irgi sąsaja jau jėzuitiškų paveldų. Vienas iš buvusių jėzuitų, panaikintų 1773 metais, tuo metu administravęs Vilniaus vyskupiją, vyskupas Tadas Kundzičius jam suteikė tuos aukštesniuosius šventimus. Buvęs Vilniaus universiteto matematikos profesorius, garsiojo Martyno Počobuto asistentas. Įdomu, kad Valančius savo privačiuose užrašuose apie daug ką rašo ir apie įvairius asmenis, bet apie Tadą Kundzičių jis nerašo nieko, nei teigiamo, nei neigiamo. Ir apskritai kažkokių daugiau žinių apie šitą asmenį man nepavyko surasti. Savo užrašuose privačiuose, kurie išliko keliose sąsiuviniuose ir yra sudėti tokia didelė knyga, namų užrašai vadinasi, tie keli sąsiuviniai, kurie visi buvo Valančiaus privačioje nuosavybėje, vėliau išsivaikščiojo per skirtingus paveldėtojus ir dabar yra saugomi įvairiose bibliotekose ir rankraštynuose. Knyga turėtų būti 2 plonesnė, kadangi tie užrašai yra lenkiški. Tai pusė knygos yra originalas, pusė vertimas į lietuvių kalbą. Taip pat juose Valančius pasižymėjo, kas ištiko Šventojo Kazimiero bažnyčią jo gyvenamaisiais laikais. Tai būtent, kad jinai buvo uždaryta ir pašventinta jau kaip stačiatikių Šventojo Mikalojaus soboras. Sako Valančius, Ciesoriaus įsakymų perdirbtas iš Švento Kazimiero Romos katalikų bažnyčios, kadais statytos kunigų jėzuitų. Taigi, galbūt irgi studijuodamas turėjo progos čia lankytis ir dalyvauti ir pamaldose, kadangi tuo metu dar bažnyčia veikia kaip katalikų misionierių aptarnaujama bažnyčia. Ir Valančius galbūt irgi pasižymėjo vėliau, kas su juo atsitiko, neatsitiktinai, bet turėdamas savo tokios asmeninės patirties. Ir vėliau taip pat pasižymėjo, kad čia buvo išventintas naujas stačiatikių vyskupas skirtas Kaunui. Kauno miestui, platinant stačiatikių bažnytinę administraciją. Ir štai čia pasižymėjo sarkastiškai, kaip jam būdinga, pasibaigus iškilmėms graikų rusų dvasininkai surengė iškilmingus pietus, kuriuose dalyvavo ir katalikų vyskupas Civinskis. Per pietus gėrė valdančiojo sinodo sveikatą, tai yra į Rusijos stačiatikių bažnyčios pagrindinės aukščiausios institucijos. Paskui vyskupas Civinskis surengė pietus ir pakvietė juos graikų rusų dvasininkiją. Vis dėlto čia iš šventojo tėvo popiežiaus sveikatą negėrė. Tai daugiau turbūt bus tų citatų, pacituosiu antroje dalyje, kai kalbėsiu apie Valančiaus raštus ir tai yra turbūt tos temos pati didžiausia pramoga, nes Valančiaus tekstai visada yra tokie labai šarmingi, rūpus, tokie gyvenimiški ir labai spalvingi. Tai dabar tas pirmas aspektas, kaip jėzuitai buvo susiję su Valančiaus gyvenimu, ar ką jis užfiksavo, ką jis pastebėjo, ką mes galime pasakyti, iš tų užuominų jo raštuose spausdintuose ir pačiam savo rašytuose. Tai vienas aspektas būtų tam tikrų gyvų jėzuitų užfiksavimas, jėzuitų paveldas, su kuriuo susidūrė Valančius, jėzuitų knygos, kadangi esam bibliotekoje, vis tiek viena iš svarbiausių paskirčių yra taip pat ir bibliotekos funkcija, tai vėlgi Valančiaus asmeninė biblioteka, joje būta kelių jėzuitų knygų. Ir taip pat Valančius, dirbdamas Kražių mokykloje bibliotekininku, susipažino su senosiomis Kražių jėzuitų kolegijos knygomis ir turėjo taip ką pasakyti irgi vartydamas tas knygas. Tai dabar, kad įsivaizduotume, nes tais gyvais jėzuitais, kokiais Valančius galėjo susidurti ir kaip galėjo susidurti.
kontekstas. 1773 metais Jėzaus draugija buvo oficialiai panaikinta popiežiaus kuriam laikui 40 metų visame pasaulyje. Taigi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje jėzuitų oficialiai veikiančių nebeliko. Liko tik tai buvę jėzuitai, kurie tapo dieceziniais dvasininkais. Tačiau jėzuitai oficialiai liko veikti dviejose valstybėse, trumpam laikui Prūsijos karalystėje, ilgesniam laikui Rusijos imperijoje, kurių valdovai atsisakė paskelbti tą popiežiaus dokumentą ir tokiu būdu paradoksas, kad katalikų popiežiaus panaikinta vienuolija išsaugojo protestantų karalius Frydrichas II ir stačiatikių valdovė Kotryna II. Taigi, jėzuitai veikė netoliese Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Rusijos imperijoje, prie kurios buvo prijungtas ir tas kraštas, kuriame Valančius jau gimė. Jis jau gimė kaip Rusijos imperijos pilietis 1801 metais ir čia jėzuitai veikė oficialiai iki 820 metų, kai buvo iš Rusijos imperijos išvaryti. Tačiau aišku, Valančius, būdamas jaunas, tiesiogiai kontaktų su tais jėzuitais, tuo labiau veikiančios toliau nuo Lietuvos, dabartinės Baltarusijos teritorijose neturėjo. Simboliška gal taip toks sutapimas, kad būtent tais pačiais metais, kai Valančius gimsta, 1801 popiežius oficialiai pripažįsta jėzuitų teisėtą formalų veikimą Rusijos imperijoje, taigi nebėra jau tas jėzuitų veikimas toks tik tai sankcionuotas pasaulietinės valdovės, bet taip pat ir pripažintas paties popiežiaus. Taigi keletas jėzuitų, su kuriais galėjo Valančius susidurti arba susidūrė gyvenime, tačiau jie nebuvo tai, ką galėtume galbūt pasakyti, tikri jėzuitai. Ta prasme, kad tuo metu jie neturėjo tokio tikro jėzuito statuso. Tai du buvę jėzuitai, likę po 773 metais panaikintos Jėzaus draugijos, tai galėjo Valančius pažinti žemaičių kanauninką Dominiką Mogenį, kuris pasižymėjo ir kaip lietuviškos raštijos toks puoselėtojas ir kaip tik mirė tais metais, kai Valančius iš seminarijos Varniuose išvyko studijuoti į Vilnių. Tai tikiausiai gyvendamas Varniuose gal bent galėjo sutikti tą jau garbingo amžiaus buvusį jėzuitą. Jau užsiminiau, kad Valančiui šventimus suteikė, bent dalį aukštesnių šventimų, taip pat buvęs jėzuitas Tadas Kundzičius, taip vieni iš tokių ilgamečių ir paskutinių dar gyvų jėzuitų, kuriuos Valančius dar spėjo sutikti. Na ir toks ypatingas asmuo jo istorijoje buvo Salantų klebonas Stanislovas Čerskis, kurio jau patirtis buvo visai kitokia. Jis įstojo į jėzuitus Rusijos imperijoje veikusius ir pas juos praleido maždaug 16 turbūt gyvenimo metų. Tai yra išėjo studijas, davė įžadus ir darbavosi jėzuitų mokyklose kaip retorikos, poetikos, vokiečių kalbos mokytojas ir pamokslininkas. Tačiau vėliau išstojęs iš Jėzaus draugijos tapo dieceziniu dvasininku, dirbo Vilniuje, keliavo po vakarų Europą ir Valančius jį išsamei gana aprašo žemaičių vyskupystėje. Sako, per keletą metų graikiškos ir lotyniškos kalbos vaikus mokęs, taip įtiko vyresnybė, jog ta davė jam pinigus, kad važiuodamos po įvairias žemes dar daugiau ko mokytųsi. Kaip pogi Čerskis kiaurai pervažiavo vokiečių, Anglijos, prancūzų ir valakų, tai yra Italijos žemes. Paryžiui vyrai mokyti priėmė jį draugystėn kasėjų pražuvusio miesto Herkulanumo, Ryme draugystėn Arkadijų, tai yra draugijai, į Arkadijos draugiją, Jenoj lotyniškon draugystėn, Krokuvai padarė jį daktarų teologijos. Tuo tarpu mirė Salantų prabaščius Laurinavičia. Taigi Stanislovas Gorskis buvo paskirtas Salantų klebonu, kur vasaros atostogas leido ir Valančius grįžęs iš studijų Vilniuje. Tai asmeniškai jisai pažino Čerskį jau tais po jėzuitiniais gyvenimo metais. Čerskis dar ypatingas tuo, kad jisai Salantuose buvo įkurdinęs braižyklą, kurioje rodėsi iliustracijos elementoriams lietuvių kalba, šventųjų paveikslėliai, įvairios tokios iliustracijos ir taip pat parašė žemaičių vyskupijos aprašymą, tokią trumpą, mažą kuklę knygelę, kuri galbūt
įkvėpė vėliau Valančių parašyti daug didesnę Žemaičių vyskupystę, kurios pirmos dalies originalų leidimą ir matysite ekspozicijoje. Tai tokie asmenys, kurie Valančiaus susidūrimo metu nebuvo oficialiai jėzuitai. Su tikrais jėzuitais Valančius galėjo susidurti vienas būdas gyvai, nebent išvykęs trumpam į užsienį, gyvenimo pačioje pabaigoje pasigydyti į kurortus mineralinių vandenų. Taigi, kadangi žinome, kad jis grįžo iš jų per Prahą ir Krokuvą, žinom, kad tuo metu ten jau veikia jėzuitų bendruomenės, hipotetiškai, galime spėlioti, bet jokių įkalčių nėra, galbūt jis galėjo tuos gyvus jėzuitus vienintelį gyvenimą, jėzuitų bendruomenę pamatyti tose dviejose miestuose. Namų užrašuose jisai užtat pasižymėjo keletą žinių apie tokį gyvą jėzuitą Maksimilijoną Rylą. Kaip tik žymėdamasis aktualijas, naujienas, kurios tuo metu jį pasiekdavo. Tai 1844 metais Valančius rašo, kad tikėjimo skleidimo seminarijos, kongregacijos seminarijos aliumnai, seminaristai Vilniuje, misijų seminarijos, gavo naują rektorių, žymųjį tėvą Rylą, kuris jo viršininkų nuomonė pakilės šią instituciją į aukštesnį lygį. Tėvas Ryla gimė Žemaitijoje. Įstojo į jėzuitų ordiną prieš pat jėzuitų išvarymą iš Rusijos ir kartu su kitais išvažiavo į užsienį. Jaunas nuvyko į Romą, kur studijuodamas sielos paprastumu, elgesiu ir ypatingais gabumais pranoko visus savo kolegas. Dar tada pusė Romos pradėjo prie jo burtis. Keleriais metais vėliau išvyko į rytus su svarbiais pavedimais ir laimingai juos kaip reikiant sutvarkė. Palestina, Arabija ir Chaldėja, taip pat ir daugelį kitų rytų provincijų pėsčias išmaišė. Paklusdamas šventojo tėvo valiai, kurį laiką gyveno Libano kalnuose. O kadangi buvo jėzuitas, tuo pačiu ir nekartą gavo patirti persekiojimus. Dažnai jam grėsė pavojai iš įniršusių turkų. Vienas drūzų puolė jį su ištrauktų durklu, tačiau kunigas Ryla sugebėjo vyriškai visą tai atremti ir be žalos išeiti iš sunkios padėties. Apleidęs rytus vėliau nuvyko į Maltos salą, kur taip pat visus nustebino savo veiklia dvasia. Iš čia pasuko į Siciliją, per keletą mėnesių pasakė 500 pamokslų. Galiausiai popiežiaus buvo paskirtas kongregacijos seminarijos rektoriumi. Ir antra žinutė, po 4 metų, 1848 iš laikraščio Kurier Vilenski, taip pat Valančius pasižymi, garsus jėzuitas gimimo Žemaitis, vėl pabrėžia, jo malonybė kunigas Ryla praėjusią vasarą atvyko į Egiptą, iš kur su 6 kitais vienuoliais iškeliavo į Nubiją atversti vietos gyventojų. Iš ten norėjo vykti kelionėn į Abisiniją arba Etiopiją, bet buvo užpulti ir užmušti vietinių, kurių godumą sukėlė nemaži nešuliai šių dvasininkų gabenami. Tai iš tikrųjų čia reiktų tam tikrų korekcijų tose Valančiaus žiniose. Tai veikiausiai Valančius gal įtraukė Rylą į savo užrašus, pirmiausia ne dėl to, gal kad buvo jėzuitas, bet aišku dėl jo išskirtinumo, dėl to, kad būtent toks jo buvo nepaprastas gyvenimas, misionieriaus veikla, archeologo darbas ir sukimasis popiežiaus aplinkoje, bažnyčios gyvenimo centre. Bet taip pat svarbu, kad jis sako Žemaitis, abiejose vietose pabrėžia. Nors iš tikrųjų Ryla atrodo gimęs yra Baltarusijos dabartinės teritorijoje. Tai visiškai su Žemaitija nieko neturi bendro. Ir čia Valančius turbūt etimologiškai, kadangi pasitaiko tokia pavardė, iš tikrųjų jis veikiausiai, kaip dažnai jam būna, jis visiškai nepagristas padarė tokias sąsajas ir būtent dėl to norėjo pasididžiuoti tuo neva Žemaičiu. Kai kurių jėzuitų knygas arba su jėzuitais susijusias knygas Valančius turėjo savo knygų rinkinyje, daug apie jį nežinome, bet iš tų fragmentiškų užuominų žinome, kad jis turėjo Martyno Počobuto laidotuvių progą pasakytą pamokslą, tai garsiojo astronomo ir Vilniaus universiteto rektoriaus. Ir taip pat, kas jam labai rūpėjo, aišku, lietuviškos knygos, tai buvusio jėzuito, tapusio Vilniaus kanauninkų ir Svėdasų klebonų Mykolo Smolskio maldyną Uvogos apie išganimų dūšios. Aukštaitiškai parašyta išleista knygelė. Pastebėjimai apie sielos išganimą. Na ir taip, čia kur susidūrė su jėzuitų paveldu Valančius, mokydamasis ir vadovaudamas tą instituciją įsikūrusiai šituose mūruose, kuriuose darbavosi ir jėzuitai 18 amžiaus pabaigoje, mūrinis
kunigų seminarijos Varniuose pastatas ir dar ryškiau jo užrašuose atsispindi likimas griūvančios Kražių kolegijos, kuriuose dar tuose pastatuose dar tuo metu veikė valstybinė gimnazija ir Valančius štai regėjo visą tą didingos praeities griuvimą savo akise pamažu nykstant. Ir čia dviejose iliustracijose matysite dar stovinčią bažnyčią begriūvančią virš kolegijos pastatų, dabar likęs vienintelis kolegijos korpusas, čia jų matyti dar daugiau esant. Ir Valančius padaro štai išvadą. Šiandien didelė kupeta sutrupų, rioksodama tebrodo senovėlių dievo baimingumą, o mūsų gadynės žmonių užšalimą širdžių daiktuose dievo. Taip minoriškai konstatuoja tokią sekuliarėjimą visuomenės. Na ir čia taip pat kitas panašaus laiko vaizdas, XIX amžiaus viduryje nutapytas. Vėlgi matote dabar jau tapybinis atvaizdas, griūvančią bažnyčią, kurios griuvimą Valančius ir pats turėjo girdėti. Štai konkrečiai užfiksuota dalies pastato griuvimas, jam ten darbuojantis. Jėzuitiško paveldo nykimą Kražiuose Valančius ir konkrečiai aprašė, paminėdamas 2 paveikslus buvusius Kražių jėzuitų kolegijos bažnyčioje, tuo metu jau uždarytoje, jau nebeveikiančioje. Pirmasis atvaizdas Valančius čia irgi sugalvoja pats iš kažkur, kad Da Vinčio nutapytas buvo Didžiojo altoriaus paveikslas. Paskui, aišku, daugelis autorių nekritiškai tą kartos, bet turbūt gal nebuvo prastas atvaizdas, taigi Malevonė, tai čia gal mes dabar suprastume kaip prastas paveikslas, čia tuo metu neturi tokio negatyvinio atspalvio, tiesiog tapytas paveikslas. Štai jos liūdnas likimas. Čia galima kai kuriuos žodžius galbūt dar irgi atkreipti dėmesį, mokslinyčia mokykla, knyginyčia biblioteka, kuriai vadovavo pats Valančius. Malevojimo piešimo mokytojas štai kažkaip supjaustė iš ratus, nežinau dabar kaip čia suprasti, juostomis turbūt sprendžiant iš konteksto ir štai sunyko tas garsusis paveikslas. Ir kitas puikus atvaizdas buvęs Marijos Sodalicijos altorija, tai yra mokinių brolijos altorija, kuri dar Valančiaus laikais buvo išlikusi, tik tai prastos būklės. Na ir dar viena brangenybė Kražių jėzuitų kolegijos bažnyčios, tai yra relikvijos Šventojo Marino, kurios nuo pat įsikūrimo jėzuitų Kražiuose pradžios, 17 amžiaus pradžios, atkeliavo iš Romos, iš katakombų kaip relikvijos į Kražius. Ir buvo skirtas specialus altorius Šventajai Marinui. Šventasis Marinas buvo paskelbtas ir vienu iš Žemaičių vyskupystės šventųjų globėjų 17 amžiuje. Na ir vėl Valančius aprašo tą liūdną likimą, kai paskui, tas karstelis su relikvijomis nukeliauja į zakristiją ir jau jis yra liudininkas 836 metais, jam ten darbuojantis, štai kad kažkoks godus žmogus atlupo vyskupų pečiotis, anspaudus, kurie laidavo autentiškumą, relikvijoriaus išsvaidė šventus kaulus. Ką pajutęs mokytinių kunigas, aišku pats Valančius, kuris buvo kapelionas, surinko šventus palaikus, į tą petį grabelį sukrovė ir nunešė į bažnyčią Zokaninkių, tai yra vienuolių Švento Benedikto, kame tebėra ir likščioliai. Tai perkelta į Kražių benediktinių bažnyčią, kuri buvo uždaryta XIX amžiaus pabaigoje, tai iš tikrųjų kurį laiką neveikė, nežinia, kur išskirstytas iki galo buvo visas inventorius, gal kažkur ir, yra dar atsiras neatsekta galbūt ir pražuvęs tas relikvijorius ir šitos relikvijos, arba neidentifikuotas. Na ir dar vienas aspektas tokio susidūrimo su jėzuitų paveldu gyvenime, tai yra Valančius buvo Kražių jėzuitų kolegijos bibliotekininkas. Tos bibliotekos dabar visas inventorius yra paskelbtas štai tokiu storu dideliu dvitomiu. Aprašytos knygos, kokios buvo viename tome, antras tomas yra Rodyklės, 1803 metais sudarytas katalogas. Dauguma šitų knygų buvo dar įgyta jėzuitų laikais iki 1773 metų. Tai štai apie tas knygas Valančius irgi savo Žemaičių vyskupystėje pažymė, kad ta biblioteka buvo gausi, beveik 6000 knygų. Tam metui gausi. Dovanota kelių vyskupų dideli rinkiniai, o po to, kad jėzuitai patys iš savo gaunamų pajamų vis pirkdavo
pirkdavo ir naujas knygas ir jas gausindavo. Dirbdamas bibliotekininku ir mokyklos kapelionu, labai įdomu, Valančius žymėjo, vis perskaitydamas kokią nors senąją knygą, jis, dabar gal nepatartina daryti bibliotekų knygoms, bet palikdavo visokių užrašų, komentarų, kaip jam pasirodė čia vienas ar kitas dalykas. Neturime tokio pilno įrašų sąrašo, įrašo katalogo, nes ne visos knygos Kražių jėzuitų kolegijos, kuris yra išskaidytos dabar daugiausia 3 bibliotekose, ne visos yra identifikuotos. Didelė dalis čia yra nustatyta, autoriai bedirbant, bet nebuvo jo tikslas ir tiesiog fiziškai nespėjo visko ištyrinėti. Kai kuriuose iš katalogų matome, kad pažymėta tiesiog, kad yra Valančiaus įrašai, bet jie nėra paskelbti, tai aš tuo neužsiėmiau, nejau tų knygų neužsisakinėjau ir iš originalo neskaičiau, bet manau, kad galim susidaryti įspūdį apie tų įrašų pobūdį iš tų įrašų, kurie yra ir paskelbti Kražių kolegijos knygų aprašuose. Taigi, keletas bažnyčios tėvų ankstyvosios krikščionybės autorių veikalų savo pastabomis pažymėjo Valančius. Štai pavyzdžiui, Šventojo Atanazo, Aleksandrijos vyskupo visų rinktinių veikalų knygoje, štai Valančius suabejojo tikėjimo išpažinimo autorystę, vadinamo Atanazo tikėjimo išpažinimo, ir sako, kad nepriklauso jis iš tikrųjų Švento Atanazo autorystė ir nei vienas iš išmanančių tuo nebejoja. Kritinis, ar ne, požiūris. Ir kartu patarimas apie Romos popiežių istoriją, štai, kad anotuoja, kad galima pamatyti Romos vyskupo autoritetą tuo metu krikščionių pasaulyje, štai iš čia publikuoto vyskupo Atanazo laiško rašyto Romos popiežiui Feliksui. Kitas ankstyvosios krikščionybės autorius, Italijos žemėse darbavęsis vyskupas Šventasis Hiliaras, irgi jo visų veikalų rinkinyje, štai Valančius taip pagiriamai žodį palieka šitam autoriui ir sako, štai, kad Šventasis Jeronimas jį teisingai vertino, lygindamas su kažkokiu Rodanu, negaliu pasakyti, kas čia turima omeny, gali būti upė Rona, bet čia veikiausiai kažkoks kitas autorius, bet kuriuo atveju komplimentas toks, kad autorius rašė su įkarščiu tokiu ir kartu aštriu protu pasižymėdamas. Tai tarsi tokie pozityvūs atsiliepimai daugiau apie ankstyvosios krikščionybės autorius. Labai kritiškai Valančius, kaip apšvietos epochos suformuotas žmogus, žiūri į viduramžių autorių tekstus. Tai yra pirmiausia į tokius apreiškimus mistinės patirtis. Taigi inkunabulė, kuriame išspausdinti Šventosios Brigitos Švedės regėjimai, apreiškimai, Valančius rašo. Buvo metas, kai ir tokie sapnai buvo laikomi aukščiausios būtybės apreiškimais. Šiandien priešingai, supras, žmonės jau ir Bibliją nebenori tikėti. Kiekvienas metas turi savo skonį. Negana to, kritiškai Valančius žiūri net į tokį fundamentalų teologijos sąvadą, Tomo Akviniečio teologijos sumą. Sako, veikalas prislėdė jaunų dominikonų protus ir juos net ir nenoromis padaro kvailus. Ir visur pasižymėdavo taip, kuriais metais, dažniausiai 304-305, kai jis pradėjo dirbti, turbūt pradžioj domėjosi tą biblioteką, peržiūrinėjo, skaitinėjo ir savo pareigas. Taip. Na ir dvejopi įrašai protestantų autorių veikaluose, kurių irgi turėjo jėzuitų biblioteka, 16 amžiaus protestantų autoriai, tai žinoma, toks vienas iš garsiausių ir svarbiausių Jonas Kalvinas, protestantų teologas, ir čia Valančius kaip katalikų dvasininkui nelauktai gana pozityviai atsiliepia, matydamas tose Kalvino veikaluose ir tokį tiesos grūdą, sako, nors nukreipti prieš katalikus, tačiau turi daug neniekintinų dalykų. Kita vertus, pirmoje tokie protestantų autorių reformacijos istorijoje, Johano Sleidano, Strasbūre gyvenusio, knygoje jis rašo, Sleidanas katalikus kaltina daugeliu nusikaltimų, tačiau jie tokie vargiai yra. Taigi teisingai jėzuitai jį pavadino melagiu. Požiūris taip pat pasiremimas šiuo atveju. Valančius sutinka su kažkokiu jėzuitų autorių kritiška opinija.
Na ir antrasis aspektas – Valančius ir jėzuitai Valančiaus raštuose. Tai čia galime irgi išskirti keletą tokių sluoksnių potemių, tris temeles. Tai yra Žemaičių vyskupystėje, pagrindinėje knygoje apie Žemaičių vyskupijos istoriją. Valančius, aišku, pažymi jėzuitų vaidmenį ir vietą šitos vyskupijos gyvavimo visų laikotarpių. Taip pat namų užrašuose, kuriuos rašė jau vėliau, gyvendamas Kaune, Valančius prideda, savotiškai papildo tą Žemaičių vyskupystę žiniomis apie Kauno bažnyčias ir vienuolynus, kadangi tuo metu, kai rašė Žemaičių vyskupystę, Kaunas priklausė Vilniaus vyskupijai. Jis vėliau buvo prijungtas, skiriant Valančių vyskupų, išplėtus vyskupiją, tapo vyskupijos dalimi ir pats Valančius galiausiai buvo perkeltas į Kauną, taigi papildė ir čia atsirado taip pat ir skyrelis apie Kauno jėzuitų istorijėlę, tokia apibraižėlė. Ir taip pat šventieji jėzuitai Valančiaus raštuose. Taigi Žemaičių vyskupystėje. 2 tomai sudaro šitą veikalą ir pirmasis tomas yra chronologinis pasakojimas nuo vyskupijos įsikūrimo iki Valančiaus gyvenamųjų laikų. Taigi čia jėzuitams skirti yra 3 skyreliai. Pirmas – pargobinimas jėzavitų. Stende galite paskaityti dalį šito teksto, originalą, ar ne? Matysit, kaip ten Valančius rašo. Taip pat tęsinys to savotiškos temos jėzavitai moko pajūrio gyventojus. Tai čia Valančius rašo apie tai, kaip vyskupas Merkelis Giedraitis kviečiasi jėzuitus iš Vilniaus ir iš Rygos su misijomis po kaimus, mokyti žmonių. Ir 1710 metais atskiras skyrelis yra skirtas maru mirusiems jėzuitams. Taigi čia toks asmeninės istorijos, paimtos iš, nežinom, iš kur, galbūt iš nekrologų knygos, kuri tuo metu buvo saugoma Kražiuose. Galbūt čia galėjo būti tas Valančiaus šaltinis. Ir dažnai matom, kad jis nenuosekliai pats konstruoja pasakojimą, bet deda iš to, ką randa, kad tiesiog pasitaiko jam. Tais kartais daug dėmesio skiria tam tikriems tokiems labai specifiniams aspektams. Tai čia šiek tiek gal pacituosiu, Valančius moka labai vaizdingai rašyti apie asmenis. Tai visa galerija tų 710 metais mirusių Kražių jėzuitų, kurie aptarnavo ir Tilžės misiją Prūsijos teritorijoje. Pradžioj 1710 metų Laurynas Krituskis, žemaitis jėzavitas, pasiųstas iš Kražių į Tilžę, bedalydamas sergantiems žmonėms šventus sakramentus, 16 dienoj balandžio maro liga pasirinko, mirė. Kražių jėzavitai pajutęs Krituskiui mirus įsakė važiuoti į Tilžę Karoliui Daukantui. Tas įdėm nusimanydamas ten mirsęs vienok paskubėjo gelbėti dūšias maro liga žūnančiųjų. Kaipogi per 1,5 mėnesio po sodas besivažiuojant, pačiam maro skaudulys prikibo ir privertė persiskirti su šiuo pasauliu. Tai nutiko 1 dienoj birželio 1710 metų. Kunigas Staponas Šimarauskis, žemaitis, gražių mokslų ir teologijos daktaras, per 10 metų Vilnių kitus bemokydamas pasižino su Vilniaus vyskupu Bžostovskiu. Perkeltas paskiau į Kražius, o iš čia į Tilžę pasimatė su vyskupu nuo maro bebėgančiu. Pagalop 7 dienoj Šilų mėnesio 1710 metų maro liga mirė. Kunigas Petras Rupševičius, žemaitis, teologijos daktaras, išvažiavo į Tilžę mirštančius gelbėti. Bet neilgai jam tesiklojo kitiems tarnauti. 10 dienoj rugpjūčio mėnesio nuo ligonių parvažiuodamas staiga susirgo ir laukuose netoli Tilžės pasimirė. Laurynas Šelkauskis, senis 60 metų amžiaus turys, Petras Šileika, ne vienoj buvęs kariai su Lenkų kareiviais, Mykolas Pluševskis ir Mykolas Kuncevičia, visi 4 kunigai jėzavitai įsirgo maro liga ir apveizėti nuo vieno kunigo į miškus bebėgančio 1710 metais dvarelį Greitiškė vadinamame pas Kražius išmirė. Kūnai jų guli palaidoti Kražiuose pas Mūrinę jėzavitų bažnyčią. Kunigas Vilhelmas Burskis, lietuvis, maro metuose vieniems kunigams išmirus, kitiems išsislapščius, be kokios baimės vaikščiojo po sodas, ne vien varnių, bet ir kitų parakvijų. Ant pabangos nusiuntęs prie Dievo kelis tūkstančius dūšių, pats maro ligai sirgo. Nusimanydamas mirsęs nuleido į Kražius raštą, kad vieną jėzavitai varnius atsiųstų. Iš to rankų priėmė švenčiausią sakramentą, pasirinko. Likusysis jėzavitas be kokios iškilmės palaidojo jo kūną kapuose katedros bažnyčios.
Albertas Hriškevičius ir gimė ir mirė Žemaičiuose. Pabandęs Kražiuose mokslus, įstojo į jėzuitus. Metuose 1710 nuo savo vyresnybės siunčiamas išvažiavo į Tilžę, kame nuo pirmosios dienos birželio lig 18 Liepos 250 žmonių maro liga sergančių, šventais sakramentais apveizėjęs pats įsirgo. Dieną nemetu truputėlį patarpęs, bet dėl didžio visame kūne silpnumo niekam neapderėdamas parsivilko į Kražius ir įsikūrė ypatingo į trobelį, nes jėzuitai bijodami, kad kitiems liga neprikiptų, neįleido jo į draugystės veikųjų. Taigi tas karantinas, distancijavimasis, ką patyrėm ir dabar pandemijos metu, nieko naujo. Miestelį begyvendamas tankiai lankė ligonius maro liga sergančius. Pagalop antru atveju maro skauduliu išdygus, didžiuose sopuliuose atidavė Dievui dūšią. Ir Aleksandrą Kaštelę, būdamas perdėtiniu, vyresniuoju Kražių klioštoriaus arba vienuolyno, daug badu mirštančių žmonių šelpė ir maitino. Toj nelaimingoj gadynėj zokaninkai, vienuoliai, kad maras jiems neprikiptų, gyveno ne klioštoriui, bet dvarelį Greitiškiai, apsikapšavoję sargybą, kuri nei vieno žmogaus į dvarelį neleido. Metuose 1710 pasirinko maro liga prietelius kunigo Kaštelios, pralotas arkidiakonas. Kūną jo varniškį atvežė į Kražius, palaidojęs sklepe jėzuitų bažnyčios. Marui perėjus ir zokaninkams į klioštorių sugrįžus, kunigas Kaštelė ėjo veizėti palaidotojo kūno arkidiakono ir nuo tos marvės įgavo maro ligą. Ko vienok ir pats nenumanydamas, vakarą dailiai atgulė. Bet naktį baisiai susirgęs ir susipratęs veikiai mirsęs pradėjo šauktis kunigo. Tas atėjo, nedrįsdamas vienok žengti į kambarį, už durų stovėdamas išklausė nusidėjimų ir išrišo, o ligonis dienos neapsulaukęs numirė. Tai tokia istorija, kuri, aišku, ne vien jėzuitams būdinga, bet ir daugeliu kitų vienuolių, kurie gyveno tuo baisių laikų, maro epidemijos laikų patarnavo žmonėms. Tiek, kad, aišku, Valančius pasinaudojo tuo paliudijimu, kurį rado veikiausiai Kražių kolegijos bibliotekoje. Na ir teminėje dalyje, antra Žemaičių vyskupijos dalis, suskirstyta tam tikrais teminiais poskyriais. Ir čia Valančius, iš dalies kaip apšvietos žmogus, jam labai rūpi švietimas, tai yra vienas skyrius mokslinyčios, jis kalba apie mokyklas įvairias. Ir čia yra skyreliai susijęs su jėzuitais skirti Kražių kolegijai ir seminarijai Varniuose, kurią vienu metu jėzuitai aptarnavo, ir taip pat Pašiaušės kolegija trumpai paminėta. Antras aspektas yra mokyti vyrai. Čia įdomu, kad išskyrė Valančius ne šiaip mokytus vyrus, ir jėzuitai čia minimi Šrubauskis ir Sirvydas, bet tuos, kurie lietuvių kalbą rašė. Tai čia nerasim nei Sarbievijaus Garsiojo, nei Kojelavičiaus, kuriuos mini kitose vietose, bet šitą jų neįtraukė. Tuo tarpu Šrubauskis, kuris parašė katekizmą ir giesmyną, arba Sirvydas, kuris parašė žodyną, čia figūruoja. Čia įdomu, kad figūruoja Sirvydas, kuris nebuvo susijęs su Žemaitija niekaip, kažkaip Valančius irgi čia neapsižiūrėjo, įtraukė žodyną autorius, galbūt gramatikos autorius, bet aukštaitis dirbęs Vilniuje ir niekada net nebuvęs Žemaitijoje. Na ir trečias aspektas apie zokaninkus. Irgi taip pat nuosekliai pristato įvairių vienuolijų istoriją Žemaitijoje. Ir čia, aišku, atskirai vėl pasakoja, iš dalies tas pasakojimas dubliuojasi vėl apie Kražiuose, bet bendriau jisai kalba tada apie jėzuitų veiklą, ne vien apie mokyklinę, bet ir sielovadinę. Ir daugiausia, aišku, čia užima Kražių kolegijos istorija, su Kražiais susijusi istorija, nes ji buvo ir pati ilgiausia, ir turtingiausia, ir Valančiui labiausiai artima, turbūt daugiausiai su ja susiję. Tai šiek tiek pacituosiu čia tų fragmentų, kaip Valančius čia gali matyti, žiūri kartais į jėzuitų veikimą. Ir šiek tiek čia iš tų citatų matysis irgi bruožai, dėl kurių Valančius buvo kritikuojamas, jo veikalas buvo kritikuojamas dėl to, kad jis dažnai rašė iš oro, jo vertinimai labai radikalūs, labai subjektyvūs, niekaip nepagristi, ir kai reikia, jeigu paprašytume Valančiaus įrodymų dabar kažkaip jį pasisodinę, tai kartais jis nieko negalėtų pasakyti, dvasios akimis jis tai pridėjo. Tai štai kalba apie seminarijos įkūrimą ir tai, kaip jėzuitai, čia jis labai negatyviai vaizduoja, kaip jėzuitai visaip vengia čia atlikti tą pareigą arba vengia atlikti gerai, mokyti Žemaičių vyskupijos seminaristus.
Metuose 1622 vyskupas Mikalojus Pacas, norėdamas, kad Varniuose būtų seminarija, turtus, vadinamus Milžavėnai, Getautiški ir Žirmėnai, pasisakė atiduosias Kražių jėzavitams. Biletie padirbinę Varniuose erdvius namus, surinktų jaunikaičius ir mokytų ko reikiant. Jėzavitams tai padaryti pasiėmus, vyskupas ne vien pavedė minavotus jiems turtus, bet dar liovės siuntinėti jaunikaičius į Vilnių, tardamas Varniuose visą ko išmoksiant. Tuo tarpu jėzavitai įgyja turtus, statyti Varniuose seminarijos nė biškelio nesiskubino. Keletą metų laukęs vyskupas visą savo galę norėjo priversti jėzavitus, kad pasimtus dalykus padarytų. Kaipogi jėzavitai, tarsi darydami jo norui užganą, pastatydino Kražiuose medžio namelius, kurios praminė seminariją ir pradėjo keletą jaunikaičių mokyti teologijos. Metuose 1621, kažkaip šokat gal balandžius, prieš tai buvo 22. Kanauninkas Kozakevičia nuo vyskupo ir kitų kanauninkų siunčiamas nuvažiavo į Kražius perveizėti tos seminarijos, o perveizėjas atrado niekam nederančią. Todėl suotė vyskupo, kad vėl klierikus siųstų į Vilnių. Stanislovas Tiška, vyskupas, norėdamas ir seminariją pakelti ir daugiau klierikų pramokyti, už savo pinigus pirko erdvius namus Kražiuose, kuriuose klierikus patalpino. Keletą taip pat klierikų Varnių miestelį namuose arkidiakono patalpinės įsakė jėzavitui Flascijui pas katedrą gyvenančiam, kad juos mokytų teologijos. Jėzavitams ir tuo kart mažką seminarijos teveizint, apmaudingas vyskupas liepė kanauninkui Babinauskui su žmonėmis antpulti dvarelį Getautiškius ir per gvaltą atimti nuo jėzavitų dėl to, jog nedarė to, ką daryti buvo pasiėmę. Babinauskui išpildžius įsakymą vyskupo kilo didis barnis tarp vyskupo ir jėzavitų. Ilgai įvairiuose sūduose žudėsi, jėzavitai parašė apie tuos dalykus popiežiui, kurs reikalą perkratęs, įsakė, kad vyskupas sugrąžintų Getautiškių zokaninkams. Tai iš tikrųjų buvo tokia byla ir toks vyskupo atėjimas dvaro ir ta byla, kuri baigėsi jėzuitams palankiai. Tai čia tarsi kažkaip prieštarauja tas kritiškas Valančiaus tonas tam galutiniam rezultatui. Jėzavitai bardamos su vyskupais dėl mokymo mokė klierikus Kražių seminarijui. Vienok darė tai it samdininkai, nenorėdami. Todėl talpino seminarijui nemokslius jaunikaičius, patalpinė tyčiomis, kaip reikiant, net kasė jų akių, o tai dėl to, kad nebūtų taip mandri kaip jų mokytojai. Žemaičių vyskupai kas metą siūsdami vieną kanauninką perveizėti seminarijos, gerai numanė tą jėzavitų buklumą, bet negalėdami geresnės mokslinyčios įsigauti, kentėjo dantis sukandę. Ir toks taip šaržuotas Valančiaus sukurtas atvaizdas. Na ir Kražių jėzuitų kolegija jau nebe seminaristams, bet pasauliečiams mokiniams skirta mokykla. Norėdami jėzavitai mokslinyčią spėriai garsingą padaryti 17 amžiaus pradžioje tik įkūrus ir vaikus pas save patraukti, pakėlė į mokytojus vyrus didžiai mokytus, kaip o tai Motiejų Kazimieras Arbievskis su Kazimieru Vijūku Kojelavičia. Būrių vaikų susirinkus, jėzavitai paskaidė mokslinyčiai 5 dalis lotyniškai šiaip vadinamas infima, gramatika, sintaksis, poetika, retorika. Kiekvienai daliai davė ypatingą mokytoją. Ir čia palankiai tarsi dabar sako toliau, priveizėtoje apšvietimo vyskupai žemaičių, norėdami ir mokytojus, ir mokytinius paraginti, mažne kas metą lankės Kražiuose, o tuo tarpu klausinėjo ne vien kiek vaikai išmoko, bet ir kaip yra mokomi. Jėzavitai už tuos dalykus nebiškio nepikdami, visuomet su džiaugsmu sveikino ir garbino atvažiuojančius vyskupus. Tarsi kontrastas tam, kaip buvo lavinami seminaristai. Tačiau tuoj pat sako, Mykolui I ir Jonui III karaliaujant, 17 amžiaus antroje pusėje jau, jaunuomenė Kražiuose dėl mokymos mokės, bet mažko te pramoko, nes patys mokytojai negudriai mokė. Kaipogi viso pro visą tuo kart reikalavo nuo mokytinių, kad kiaurai mokėtų alvarą, tai yra vadovėlį gramatikos lotynų kalbos. Bylotų jeb kaip lotyniškai, prirašytų plačius lakštus ant garbės geradėjų ir didžiūnų, braižytų šiokias tokias eilės lotyniškas. O visą tai mokėdami vaikai niekiek dar mokytais nebuvo. Iš tokio tai mokymo kilo didis neapšvietimas, kurs apdengęs buvo visą Lenkų žemę, už vis Augustui II ir III karaliaujant. Taigi, kritiškas požiūris į jėzuitišką švietimą, kuris buvo toks nešiuolaikiškas. Ir po to sako, kad kai jėzuitus panaikinus čia mokyklą perėmė edukacijos komisija, tai Kražių mokslinyčiai
gerus ir ištikimus paskyrė mokytojus, kuriems algą mokėti pasiėmė. Parodė, kaip reikia priderančiai vaikus mokyti. Parašė naujas knygas, pagal kurias mokyti liepė. Užvis įsakė, kad vaikai daiktų savo karalystės visų pirma žinotų. Žodžiu sakant, taip viską parėdė, jog ir patys jezavitų mylėtojai liovės jų gailėtis. Tai tokia štai kritiška Valančiaus nuostata. Bet nebūtinai labai motyvuota. Namų užrašuose Valančius, kaip jau užsiminiau, pamini ir Kražių jėzuitų bendruomenės bažnyčios istoriją ir taip pat vieną gale pats paskutinis įrašas jo namų užrašuose skirtas kunigui Mikalojui Lenčickiui. Taip ir rašo žinutė apie kunigą Mikalojų Lenčickį. Tai yra garsus 17 amžiaus Lietuvos provincijos jėzuitas, provincijolas, dvasingumo mokytojas, teoretikas ir praktikas, taip pat jėzuitiško dvasingumo žinovas, žinių apie Švento Ignaco gyvenimą rinkėjas, labai ypatingas žmogus, bet apie tai Valančius beveik čia tame savo žinutėje beveik to nemini. Pamini tokius dalykus, kad išgarsėjo savo pamokslais, apie ką mes visiškai nieko nežinom apie Lancicijų kaip pamokslininką. Čia irgi kažkaip iš lūbų turbūt sugalvojo. Ir štai parodo tam tikrą, pacituoja vieną dvasinio gyvenimo elementą. Na ir taip pat pateikė žinias apie tai, kaip Lancicijus buvo vertinamas ir gerbiamas. Mirė Kaune savo ordino vienuolyne. Radvila Vilniaus vaivada norėjo turėti jo kūną Vilniuje palaidotą, Trakištis Trakuose. Ginčas baigėsi tuo, kad amžinatilsį Mikalojaus kūnas buvo palaidotas Kaune, jėzuitų bažnyčios Rūsyje. Iš tikrųjų buvo toks ginčas, bet tarp Vilniaus vyskupo, kuris norėjo jį palaidoti Vilniuje, ir tarp Kauno seniūno Radvilos, kuris ir nugalėjo šitoje polemikoje. Na ir taip pat Valančius pateikė žinių apie Lancicijaus arba Lenčickio pradėto gerbti kaip tokio švento gyvenimo žmogaus relikvijų likimą. Valdant carui Aleksejui Michailovičiui 17 amžiaus viduryje, kai Vilnius ir Kaunas buvo okupuoti caro kariuomenės, kazokai užsuko į Kauną, rusų tikėjimo žmonės iš karto jiems pasakė, kad jėzuitų bažnyčios Rūsyje guli stačiatikybės priešo kunigo Lenčickio kūnas. Tad jie į Rūsį išnešė kūną, aikštėje priešais rotušę sudegino, pelenus išbėrė į Nemuną. Iš to matyti, kokia silpna buvo Lenkija jau tais laikais. Vėl tokį didaktinį pastebėjimą prideda. Tai iš tikrųjų ta žinia apie tai, kad Lancicijaus kūnas buvo 17 amžiaus viduryje netrukus po mirties ir palaidojimo sudegintas, po to keliauja irgi iš veikalo į veikalą, bet pačiose jėzuitų šaltiniuose tokios žinios nėra. Tai vėl klausimas, net nežinau, kiek galima iš tikrųjų tikėti ir priimti tą Valančiaus žinią už gryną pinigą. Galbūt taip, bet galbūt ne, galbūt vėlesnio karo, šiaurės karo metu tie palaikai buvo prapuldyti ir sunaikinti. Na ir galiausiai Valančius pateikė žinią štai, kad Vilniuje, Vilniaus jėzuitų kolegijoje, kur taip pat gyveno jėzuitų bendruomenė, universitetas, buvo drauge ir vienuolynas, jėzuitų namai, štai, kad buvusi lentelė marmurinė pažymėta su pažymėtų įrašu, kad čia gyveno gerbiamas tėvas Mikalojus Lancicijus. Ir štai vyskupo Liongino dėka didelė dalimi ta lenta atkeliavo dabar turbūt į Vilniaus jėzuitų namus ir yra visai šalia mūsų. Galbūt, nežinau, koks bus perspektyvoje likimas, ar gali sugrįžti į tą vietą maždaug, kur buvo įmūryta centriniuose Vilniaus universiteto rūmuose. Tai Valančiui nebuvo žinomas jau jos likimas, ar ne? Štai, kad iškeliavo kažkur, žinojo tik, kad buvo, kur jį pasidėjo, nežinau. Šia prasme mes esam labiau privilegijuoti, turbūt panašu, kad ta pati lenta ir žinom ir turim. Na ir paskutinis toks aspektas yra šventieji jėzuitai Valančiaus raštuose, kuriuos daugiausiai jis minėjo savo šventųjų gyvenimuose parašytuose. Bet tai iš esmės du personažai, šventasis Ignacas Lojola, niekam nenuostabu, jėzuitų įkūrėjas, pats garsiausias Jėzaus draugijos šventasis, ir jo gyvenimą Valančius įtraukė į savo pirmąjį šventųjų gyvenimų sąvadą.
Tačiau Ignacą dar jis pamini keliomis kitomis progomis. Pirmą, Žemaičių vyskupystės istorijoje kaip vieną iš Žemaičių vyskupijos globėjų, šventųjų globėjų nuo 1639 metų, tai sąsaja ir ypatinga su ta vyskupija Valančiaus. Ir taip pat savo užrašuose, namų užrašuose, tose nespausdintose, taip pat įrašo žinutę, kad po 863 metų sukilimo buvo reikalaujama, norima išbraukti kai kuriuos šventuosius, katalikų šventuosius iš maldyno, iš kalendoriaus. Ir va tas ketvertas, tame ketverte yra ir kaip tik šventasis Ignacas. Sunku pasakyti iki galo, kodėl būtent tie. Šventasis Juozapatas, šventasis Kazimieras be abejo, nes tai buvo Lietuvos šventieji globėjai, primenantis tą Lietuvos valstybingumą, ir Juozapatas taip pat nukankintas nuo stačiatikių, žuvęs nuo jų rankos. Kodėl Prancūzijos karalius šventasis Liudvikas, sunkiau pasakyti. Šventasis Ignacas veikiausiai dėl tokio Rusijoje įprasta, turbūt carinėje Rusijoje ir sovietinėje Rusijoje dirglumo apskritai jėzuitų atžvilgių, tokios paranojos galbūt net. Na ir Valančius Švento Ignaco gyvenimą pristatė savo pirmame veikale Živatai šventųjų. Pilna antraštė yra šiek tiek ilgesnė. Živatai šventųjų tų, kurių vardais žemaičiai užvis geba vadintis, eilė abėcėlė surašyti ir išspausti. Tai Valančius čia tuos šventuosius atrenka, jis pats prakalboje pasako, kodėl. Pats tik viešpats Dievas te žino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia skaito pačių mučelininkų kankinių, kelis kartus tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų tarnų viešpatis. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, didelės prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau kitiems už mane stipresniems, o pats surašiau Živatus tų tik tai šventųjų, kurių vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos šventu tapo. Dėl to ir linkėčiau, įdant malonus katalikai, mano skaitytų tą knygelę, o prisistebėję geriems darbams šventųjų pradėtų sekti jų paveizdą ir patys šventais paliktų. Kalai viešpats Dievas kiekvienam suteikia. Taigi, ką rašo apie Švento Ignaco gyvenimą Valančius, pažymi kai kurius gyvenimo momentus ir ypač stapteli ties skrupulais, kurie jį kankina gyvenant Manrezoje, piktojo pagundomis. Štai sako, nepatiko velniui taip dievobaimingas gyvenimas Švento Ignacijaus, todėl užleido ant jo baimę apie praėjusias paviednes išpažintis. Vien jam išmetinėjo tarydamas, kas iš tavo tankių paviedinių pasninkų ir maldų, kad tavo seni griekai nėra atleisti. Šventas, norėdamas tomis misliomis nusikratyti, pasninkavo per 7 dienas nei valgydamas, nei gerdamas. Ir ilgiau dar ketino pasninkauti, bet sudraustas nuo paviedininko perstojo. Po tos gavėnios vos per 2 dienas te buvo liuosų nuo tų mislių. Ilgainiui vienok suprato žabangus esant velnio ir įgijo didį atilsį. Ir Valančius pabrėžia, gale prideda savo pamokymus dažnai žmonėms, tokius paprastus, kažkokius paėmęs iš šventojo gyvenimo, ir tas būtent jam yra epizodas svarbus, nes papasakojęs gyvenime sako, kaip šventajam Ignacijui, taip ir daugiam žmonių pikta dvasia vien kaišioja tą mislę. Negeros yra tavos paviednės, spaviedotis iš naujo. O taip niekuomet nedaleidžia žmogui naujo pradėti geresnio gyvenimo. Žinodami tada mislės tas, kartais nuo velnio painant, išsispavėdokim kartą kaip reikiant iš viso amžiaus, pradėkim būtinai naują gyvenimą, geresnį už senąjį. O jei ką netyčiomis sugriežysim, spavėdokimės tik tuos naujuosius nusidėjimus. Na ir aišku, taip pat Valančius pamini regėjimą Švento Ignaco keliaujant į Romą, kur viešpats pažada jam palankumą, kuriant naują vienuoliją, ir paveikslas didžio altoriaus Švento Ignaco, būsios jėzuitų bažnyčios altorinis paveikslas, tuo metu kabėjo veikiausiai Vilniaus katedroje, viena iš koplyčių, tai galbūt irgi Valančius matė, gyvendamas Vilniuje, šitą paveikslą ir galbūt irgi rašydamas apie tai jis jam stovėjo irgi mintyse. Na ir antroje dalyje, antrame tome, jau nebe Živatai, bet lietuviškiau vadinasi Gyvenimai šventųjų Dievo.
nelegaliai išleistą jau spaudos draudimo metais Prūsijoje, Tilžėje, Valančius įtraukė ir tuo metu palaimintojo Andriejaus Bobolės gyvenimo. Kankinio Lietuvos jėzuito, kuris tik ką 1853 metais buvo oficialiai paskelbtas palaimintoju ir jo kultas buvo sankcionuotas. Ir čia irgi galime matyti, kaip Valančius visiškai dvasios akimis rašo biografiją Andriejaus Bobolės, nieko panašaus mes apie jį nežinom, ypač apie vaikystę. Vaikelis tas nuo prigimimo labai geros galvos, dailiai augdamas, juoba linko ant daiktų dvasiškų, ne kaip žemiškų. Ypatingai tiko jam kunigai jezavitai. Kuomet nor tie prie jo tėvų atvažiavo, jaunas Endrelė nuo šalies atstoti negalėjo. Todėl mokslus išėjęs nuvažiavo į Vilnių ir įstojo į Zokaną jezavitų. Per metus naujutystės buvo kitiems klierikėliams pavyzdų visokios dorybės. Kaip po jaunikaitį visuomet lėta, visuomet gera, visuomet dievobaiminga, visi tikrai mylėjo. Ir kaip jis apaštalauja, ne, kaip dirbo misionieriumi. It koks perėjimas ieškojo po krūmus gyventojų, mokė juos maloniai vieros, vaikams dalijo brozdelius, kryželius, medalikėlius, o pramokė skaityti ir knygeles. Tarsi Valančius apie save rašyta. Ne? Čia yra tas projekcija jo šventųjų gyvenimuose, ne istoriškumas, bet aktualumas. Kaip tikras apaštalas, nekartą sėdo ant žemės, draudė su žmonėmis valgyti džiūvusi pyplių. Su lasda pasiremdamas vaikščiojo nuo sodos lik sodos. Nė vieno nespaudė, nei baidė, bet lėtai prikalbinėjo, kad virstų į katalikus. Tas ypač keista lėtumas, kai žinome, kad pagal temperamentą buvo gana karštas Andriejus Bobolė, choleriško temperamento. Čia Valančiaus jis nutapytas toks labai kaip nuosaikus flegmatikas. Tai esame čia, kur šalia bažnyčioje turime Švento Andriejaus Bobolės relikviją ir Valančiaus būtent tekstas buvo pirmasis lietuviškas tekstas, kuriuo Šventasis Andriejus, tuo metu dar palaimintasis, buvo pristatytas Lietuvos gyventojams, Lietuvos skaitytojams. Ir paskutinis toks su jėzuitais galbūt netaip tiesiogiai siejantis aspektas, paskutinė Valančiaus knygelė, 2 metai prieš mirtį parašyta, paskutinė jo paties sudarytame sąraše buvo skirta švenčiausios Jėzaus širdies garbinimui. Tai tas kultas, kuris buvo labai susijęs su jėzuitais savo formavimosi, plėtros metu, jėzuitų platinamas ir išsiplėtojo, įgijo populiarumą jau išėjęs už Jėzaus draugijos ribų. Ir čia mes matome galbūt tą ryšį, ne, tarp jėzuitiško paveldo, kurį Valančius dalį to paveldo priėmė, palaikė, išvystė ir perdavė vystytis toliau. Ta istorijos dalis, kuri štai taip transformuodamės, rutuliodamės, gyvybingai vystėsi jau ir nebe pačių jėzuitų rankomis ir ne vien jų iniciatyva. Ir štai tas atvaizdėlis Jėzaus širdies, vienas iš seniausių Lietuvoje, 18 amžiaus antrąją pusę datuojamas, yra išlikęs Kauno katedroje ir yra po jėzuitų panaikinimo perduotas iš Kauno jėzuitų bažnyčios. Tai galbūt irgi Valančius, darbuodamasis katedroje, jis turėjo irgi gyvenime matyti šitą Jėzaus širdies atvaizdą ir galbūt jis irgi įkvėpė jį taip pat ir šitam tekstui. Užsikalbėjau. Jeigu turėtumėte klausimų, pabandysiu atsakyti. Liudai, čia daug buvo tokių pasakymų, kad daug prisigalvodavo šis dalykų. Nežinau, gal tiesiog kelius sakymus, jeigu galėtumėt, koks jis žmogus buvo, nežinau, kodėl tie prisigalvojimai jam buvo tokie svarbus. Ar čia dažnai įsibandė taip katalikybę, taip sakant, kažkaip paskleisti. Taip, tai klausimas apie tai, kodėl Valančius taip prisigalvodavo, ne? Viską, ko nežinojo. Nežinau, čia paslaptis kažkaip, tiesiog irgi esu tokį vietomis tikrinęs tuos faktus ir čia iš tų jėzuitiškų istorijų matosi tikrai, kad nesueina ten, ne? Kažkas gyveno vėliau, o ten žodžiu, išeina anksčiau amžininkai, kurie niekada negalėjo susitikti, net ir pagal paties Valančiaus duomenis kartais. Jis tiesiog panašu, kad galbūt viena yra darbo brokas toks kartais, tiesiog skubėjo, daug rašė, daug darė ir tiesiog tikrai jo veikla yra sunkiai aprėpiama. Tai Kerti miškas, Kiedros lekia, gal kartais tiesiog tokių redakcinių yra
niuansų. Kita vertus, man atrodo, kiek vėl galim čia tik įsivaizduoti, galiu tik spėti, kad Valančiui vis tiek labai žmogus turėjo vaizduotę, rašytojas ir fantazija, ir jam turbūt labiau svarbu buvo sugestivyai kažkaip pavaizduoti žmonės, įvykius, ne taip moksliškai sausai konstatuoti faktą, bet kad jis kažkaip bylotų klausytojui. Tai vis sakyčiau, kad jam turbūt geriau kažkaip paskaninti, suteikti kažkokio kolorito, gyvumo, kad ir ne visai autentiško, bet įsimintino. Yra toksai pasakymas įspūdžio žmogus. Tai kai yra ta tokia vidinė pagava vaizduotės judesiui, tai tada žmogaus akį patraukia ir jis tada absoliutina tai, ką regi savo omenyje. Nebejotinai taip. Minėjai, kad Ignacas Lojola buvo paskelbtas Žemaičių vyskupijos globėju. Ar tai dabar yra? Iki šiol galioja? Taip. Žemaičių vyskupijos globėjų Šventasis Ignacas nebėra, nes nebėra Žemaičių vyskupijos. Nuo 1926 metų vyskupija yra padalinta ir globėjai naujųjų vyskupijų jau yra kiti. Tai Kauno arkivyskupija perėmė iš esmės tą Žemaičių vyskupystės daugiausia formaliai tradiciją, bet pasilaikė tik vieną globėją, Šventą Joną Krikštytoją. Perimdama, čia jų buvo daugiau tų globėjų, tai vėl Šventasis Ignacas buvo vienas iš 10 ar kažkiek, tai visi kiti nubyrėjo. Šventasis Marinas ir visi kiti. Norėčiau pasiteirauti, lietuviškai rašydavo kažkokius tai knygose komentarus? Ar tik tai lotyniškai ir lenkiškai? Lietuviškai nemačiau, kad būtų. Tai daugiau taip. Bet didžiulis iš tikrųjų kontrastas tarp tos prozos, tekėjimo ir tarp tų komentarų, kurie yra labai tikslus. Jo, čia toks Valančiaus smegenų toks specifinė konfiguracija. Ne? Kartais jis yra hiperkritiškas, kartais pagristai kritiškas, kartais iš nežinia kodėl kritiškas, o kartais visiškai laisvas, tai pasiduodantis, kaip sakėte, įspūdžiui ar tiesiog norintis matyti kažką. Šiais laikais tokių yra. Jo. Taip, būtent žmogiška konstitucija. Taip. Dėl to ta kalba tokia graži. Taip. Ir iš tikrųjų, tai jūs kai skaitėt ištraukas, to žodžiai tokie įdomus. Ir kai dabar, pavyzdžiui, lietuvių kalba, jinai taip reikalauja išlaikyti teisingai, bet mes žiūrim, prašau tau, tokie žodžiai, kur neatspėsi. Taip. Apie ką? Tai tas gyvenimas kinta ir tas. Taip, be abejo. Tai nesuprasi apie ką čia. Tokia prieštara vienos tarmės diktatui. Jo, būtent, tai man tik kalbu, kad rodo tą jo kalba tokia gyvenimiška ir kur suprantama to laikmečio žmonėm. Taip, labai netgi įdomu skaityti. Bet jeigu Žemaitijos ta istorija, tai nėra tikrai istoriškai tiksli, kažin kaip ten amžininkai tą sutiko, aš suprantu, kad neperskaitė lietuviškai, kad dėl to išvertė po 50 metų. Varšuvai, kur ten Krokuvai leista lenkiškai, bet tai tada, kaip vis tiek buvo įvertinta, kad istorikų kaip vertingas šaltinis. Ir iki šiol tokio nieko geresnio, tokios apimties neturime, sintezės, tokio apibendrinimo Žemaičių vyskupijos istorijos, kad būtų toks rišlus, nuoseklus tekstas. Ne? Tai vis tiek užmojo prasme jis yra nepralenktas iki šiol ir kaip sakyti, irgi naudojasi tais Valančiumi, tik tai aišku atsargiai turi naudotis. Irgi, pavyzdžiui, kartais matosi, jis nurodo, kažkokiu rankraščiu rėmėsi ir kai kurie rankraščiai dabar nerandami, bet sprendžiant iš to, ką jis ten pažymėjo, galbūt galima tikėtis, kad jis ne šiaip savo vieną ar kitą dalyką paminėjo. O šiaip amžininkai taip pastebėjo kai kurie tą tokį Valančiaus jo atsainumą, tokį netvarkingumą. Ir yra paskelbta Benedikto Smigelskio, jo amžininko, Žemaičių vyskupijos kunigo, kritika Žemaičių vyskupystės 20 amžiaus pradžioje.
žurnale Draugija, kurį leido Adomas Jakštas, per kelis numerius ėjo, yra suskaitmeninta dabar visi tie numeriai, tai tiesiog ten jis būtent perėjo visą tą knygą ir kai kurias klaidas ištaisė ar patikslino, žodžiu, tai jis ten tiek kvestionavo, tiek tą hiperkritišką prieigą kai kur, kuri ne hiperkritiška, bet iš tokia nepagristai kritiška veikiau ir kai kurios faktus. Jūs minėjote, kad Valančius gyveno Bokšto Jerusavičiaus gatvės gatve, o gal žinot, kur buvo pastatai pačios mokslo įstaigos, kuris mokėsi, po to darbavosi, kur buvo ta seminarija, kur buvo ir Čia ir buvo. Iš esmės seminarija buvo kaip ir tas bendrabutis pradžioje, kuris gyveno, eidavo didelę dažniausiai paskaitų tada į universitetą, po to jau klausyti. Ne? Tai studijų vieta universitetas, čia daugiau gyvenamoji vieta. Po to jau, kai jis dirbo dėstytojų, universitetas nebeveikia, tai iš esmės seminarija buvo, prie jos buvo prišviesta vyskupijos seminarija. Tai seminarija, konkrečiai pastatai seminarijos, tai buvo universiteto centriniuose rūmuose ar kur? Nežinau. Vyskupijos seminarija buvo prie Švento Jurgio bažnyčios, prie vyriausybės dabar, tai va ten. O universitetas tokia bendra vieta. Ir dabar net nežinau, sovietmečių dar buvo lenta prie šito pastato Bokšto gatvėje, kad čia gyveno Motiejus Valančius, dar turbūt sovietinė lenta, man atrodo, 2 kalbom, lietuviškai, rusiškai, paskui dabar remontavo turbūt EHU ir dabar, man atrodo, jokios lentos nebėra, žodžiu, tai kažkiek mes to atminimo ir vizualaus čia šitoje vietoje esam praradę. Ačiū už kantrybę.